Taigi, pirmoji tema pagal sąrašą yra meno paskirtis ir sąmonės lygis. Tai yra, galima sakyti, pati svarbiausia ir esminė tema iš viso kurso. Dažnai žmonės galvoja ir sako, kad kokią paskirtį menas gali turėti. Menas yra menas ir tai yra viskas, ne? Jokios paskirties. Pats menas yra kaip ir paskirtis. Bet žiūrint psichologiniu, sociologiniu požiūriu, filosofiniu galbūt požiūriu, menas turi poveikį, taip sakykime. Ir vienoks menas daro vienokį poveikį, kitoks kitokį poveikį. Ir jeigu mes taip techniškai žiūrėtume, tai meno paskirtis yra tas poveikis, kurį jis daro. Ir dar toks gilesnis, sudėtingesnis pastebėjimas truputį įvedant į šitą temą, tai kad yra naudosiu 3 kokybės lygių teoriją, kurie atėjusi iš rytų filosofijos, labai gili, sudėtinga ir tokia, sakykime, labai rimta, labai bazinė, kuri padeda susidėlioti visą šitą meno poveikio temą. Meno galima, kaip sakyti, 3 kokybės lygiai. 3 kokybės lygiai, bet kokybė tai reiškia ne medžiagos kokybė, ne tiesiog kažkokių kūrybinių produktų, kūrybinių procesų, kūrybinių įrankių ar pasirengimo kokybė ar dar kažkas, bet truputį kitas dalykas. Ir čia pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, visas maistas gali būti kokybiškas, bet vieno suvalgius žmogus, tarkim, pradeda nesveikesnis darytis, labiau serga ir panašiai. Kito suvalgius jisai nori vis labiau, tarkim, maistas nieko blogo kaip ir nedaro, bet jis nori vis daugiau ir tas norėjimas daugiau valgyti, tarkim, atneša galiausiai kažkokias pasekmes netinkamas. Arba kitas maistas duoda, tarkim, rezultatą, kad žmogus tampa sveikesnis, jis būna stipresnis ir panašiai. Taip pat ir su menu, kultūra, kūryba, jeigu tai primityviai žiūrint, kaip į maistą, tai galima sakyti, jeigu vieną kažkokį meno tipą žmogus priima į save, kabutėse vartoja ir jis tampa kvailesniu, nelaimingesniu ar bukesniu kažkokiu. Tai yra jau vienas tipas, vienas aiškus meno tipas ir turbūt ne vienas esate susidūrę. Tokių menų, tokios kultūros yra, kuri daro žmogų kvailesniu. Jo vertybės tampa žemesnės, jo sąmonė žemėja ir taip toliau. Savybės atsiranda visokios kvailesnės, blogesnės, charakteris blogėja. Ir tokios kultūros yra, tikrai. Kiekvienas turbūt yra pastebėjęs. Tai yra vienas tipas. Kitas tipas yra žmogus tampa protingesniu, išmintingesniu, dorybingesniu, sąžiningesniu, jaučia prasmę labiau gyvenime, jaučia pilnatvę, jaučia ramybę, harmoniją, labiau gerbia kitus, ir taip toliau. Visai kitas tipas, ne? Ir tokių menų yra, kurie taip veikia žmogų. Ir galiausiai trečias tai tarpinis toks tipas, kad žmogus, tarkim, tampa veiklesniu, bet savanaudiška, tokia gudria prasme, tai yra galbūt linkę su polinkiu pagražinti, galbūt ne visai teisingai kažką parodyti, perlenkti, tai yra padidinti kažką tai tiesiog dėl įspūdžio, dėl žmonių pritraukimo, dėl pardavimų didesnių ir panašiai, dėl pripažinimo didesnių ir taip toliau. Ir iš šito dar išeina auga poreikiai didesni pa žmonės darosi, didesnis tas, sakykime, pavydas, matant kažką, ką kiti turi. Meno toks gali būti poveikis. Taip pat prisirišimai auga, noras išnaudoti, pasinaudoti ir menas taip gali veikti žmogų. Tai yra dar trečias toksai modusas. Ir šitie visi dalykai jie gali liesti tiek meno kūrinį konkretų, tiek autorių, kuris kūrė, tiek kūrybos procesus, tuos, per kuriuos jisai atliekamas tas menas, ar kūriamas, ar išreiškiamas, ir galiausiai tiek žiūrovus, ar kurie kitai skaitovus, žiūrovus ir panašiai, kurie priima tą meno kūrinį, kad koks jis bebūtų, ir galiausiai įvairias tarpinės grandis, sakykime, taip, kurie vienaip ar kitaip irgi dalyvauja tam visam meno kultūros kūrybos procese. Ir taip pat tie 3 moduliai, jie gali liesti tiek formą, tiek turinį, tiek sąlygas, aplinkybės, nes tarkim,
Forma gali būti, ideali, jin yra labai išdirbta, protinga, graži, bet turinys gali būti visiškai nelabai, tiesiog gražus įpakavimas, bet vidus ne kažką, visai kitą poveikį gali atlikti, kaip, pavyzdžiui, šiems laikams prisimenant, kai buvo propagandinis menas, politinė propaganda, forma gali būti nuostabiausia, ar tai skulptūra, ar tai dainos, ar literatūra, ar kažkas, bet turinys toksai, kuris visą visuomenę greuna jos vertybės, kuris apgauna viską. Štai tiesiog toks grubus pavyzdys. Arba atvirkščiai gali būti. Turinys gali būti nuostabus, tiesiog gilus, prasmingas, visa kita, bet forma tokia, ne kažką, neprofesionali, galbūt mėgėjiška ir panašiai. Ir aišku, gali būti mišrus variantai. Sakykime tiek apie šitą pirmąją temą, gal ilgokai, bet kaip sakiau, tai yra labai svarbi tema. Pasižymėjau, kad 50% viso kurso, bet gal ir daugiau, bet ne pagal laiką, bet pagal tą gylį, kiek tai yra svarbu.